Na va, mano bedinių ratas, tiksliau sakant, ritis dirba ant pritraukimų. Ta prasme, šiaurės poliai sudėti ir juos pritraukia kiekviena šerdis. Dabar čia vat uždedam įtampą. Pažiūrį. Įtampa va matosi. Dabar čia turim štai lemputę 55 vatų automobilinę šviesų lemputę. Ir nukraunam antrinį akumuliatorių. Užjungiam ir jis tu jos smarkiai nusikraus, kadangi didelį srovė teka. Matosi, kaip nusikraunam. Kelias minutės nukraunam. Dabar pažiūrim, kas anojo pusėje yra sumontuota. Apsuksiu, kol čia vyks nusikrovimas. Nu, čia antroji pusėje. Čia yra diodai, kurie naudojami tada, kai ne iš akumuliatoriaus įtampa įmama iš kokio nors šaltinių. Tada, o šiaip, kai akumuliatoriaus, jie tiesiog užtrumpinami yra, kad kondensatoriai ir visa schema. Čia toliau apsuksiu vėl, kol nusikraudinėja. O čia yra ampermetras, jisai nuo 0 lygi 5 amperų yra, bet iš tikrųjų čia naudojama srovė apie 1 amperą. Šiek tiek jau nukrovėm, nedaug dar čia aišku, bet šiek tiek mes jį nukrovėm ir pasižiūrėsim, kaip jisai užsikraudinėja. Nu, jis šiek tiek atsistato, aišku, kada nuimam apkrovą, iškart matosi. Dabar čia įjungiam kondensatoriai užsikraudinėja, kad neužtrumpintų, tiesiog netrumpintų šaltinių, naudojama lemputė, kad iš lėto jie užsikrautų. Ir dabar tiesiai perjungiama į kondensatorius. Specifinis garsas. Nu, aišku, įmama srovė. Labai mažytė iš pradžių. Ten apie 100 nepilnai miliamperų pačioje pradžioje, paskui įsisukus ratui padidės iki 900 su trupučiu. Na ir matosi, kaip įtampa pradeda po truputėlį augti, kad besikraunant. Palauksim, kol įsisuks čia gana greitai. Neilgai jisai čia įsisuks greičiau ir aišku pradės srovėti daugiau augti prie didesnių sūkių.